Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Dėkoju visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Penktadienį Kauno Žalgiris šventė nuostabią pergalę prieš Eurolygos čempionus Atėnų Panathinaikos. Tačiau štai kaip Žalgirio klubo fanai Green White Boys pasitiko Kauno miesto merą Visvaldą Matijošaitį. Šeštadienį apie tai padariau laidą ir paminėjau, kad toks viešas dergimasis galimai gali prieštarauti įstatymams. Iš kai kurių komentatorių sulaukiu kritikos, kad matai tai tik skanduotė, vardas ir pavardė skanduotoje nepaminėti ir taip toliau. Žodžiu, neįmanoma prikibti prie skanduotės. Čia viskas teisėta. Na, pasirodo, buvau teisus, prikibti vis dėlto yra įmanoma. Kauno policija pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl praėjusią savaitę Žalgirio arenoje per Eurolygos krepšinio rungtynes Visvaldui Matijošaičiui sirgalių skirtos necenzūrinės leksikos skanduotės. Aiškintis aplinkybės pradėta policijai gavus anoniminį pareiškimą, kuriame teigiama, kad galėjo būti pažeista viešoji tvarka. Dėl šio įvykio šiuo metu yra pradėtas aplinkybių patikslinimas ir bus sprendžiama, ar pradėti ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo ar administracinę teiseną. LRT televizijai sakė Kauno policijos atstovė Reda Zarauskienė. Šiandien dėl šio įvykio poziciją pateikė ir Kauno Žalgirio klubas, kuris teigia, kad Kauno Žalgirio klubas visuomet vertino savo sirgalių aistrą bei atsidavimą. Suprantame ir palaikome kiekvieno teisę turėti bei reikšti savo poziciją. Tuo pačiu norime pabrėžti, kad pagarba ir konstruktyvus dialogas yra esminiai mūsų bendruomenės principai. Arenoje visuomet stengiamės kurti pozityvią atmosferą, džiaugiamės atvykstančiomis šeimomis, šitaip klubo palaikymas perduodamas iš kartos į kartą. Todėl negalime toleruoti žeidžiančių, skanduočių, keiksmažodžių, neapykantos kurstymo. Kviečiame visus mūsų sirgalius ir bendruomenės narius laikytis aukščiausių elgesio standartų ir rodyti pagarbą vieni kitiems. Taip visi kartu kursime pozityvę ir palaikančią aplinką Žalgirio komandai. Tikimės, kad toliau vieningai sieksime pergalių tiek aikštelėje, tiek už jos ribų. Na, stebėsime, kokį sprendimą priims policija ir sužinosime, ar teisė šalyje galioja. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie Kauno Žalgirio klubų išsakytą poziciją ir policijos pradėtą aplinkybių patikslinimą? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.